precizinio šaudymo sporto 24 metų pasaulio čempionato Lietuvos rinktinės rėmėjai. Baltic Shooter – ginklų priedų ir ekipuotės parduotuvė. Betono zona – viskas betonu, profesionalios medžiagos, įrankiai ir įrengimai. Garnis – išmanūs baterijų ir akumuliatorių sprendimai. Mitekas – inovatyvūs radioelektronikos ir programinės įrangos sprendimai gynybos pramonei. Šaudymo sporto klubas Mjolnir. Večia – statybinių prekių parduotuvė. Lietuvos šaudymo sporto federacija. Volit – ginklų ir medžioklinių prekių parduotuvių tinklas visoje Lietuvoje. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Baltic Sniper podcastą. Šį kartą mes pristatome Lietuvos precizinio šaudymo rinktinę. Ir pirmas žmogus, kurį kalbinsim ir pristatysim prieš artėjantį čempionatą Amerikoje, yra geriausių Lietuvos snaiperių save vadinantis Šarūnas. Sveiki visi. Sveikas, Šarai. Labas, Mindaugai. Smagu susitikti vėl. Šarūnai, papasakok apie save. Ką? Vardas Šarūnas, pavardė Brunza. Esu šaulys. Taip pat esu sportininkas precizinio šaudymo. Esu varžybų organizatorius. Organizuoja mažo kalibro Lietuvos čempionatą. Ir ką dar aš čia galiu pridėti? Esu PRS atstovas Lietuvoje, ne? Tai dar vienas toks kaip ir titulas, sakykim, meš direktorius, ne, šiam sezonui. Nu, tai va, tai trumpai gal tiek galima būtų, kas aš toksai. Ja. Tai PRS arba Precision Rifle Shooting Series yra tarptautinis brandas ir viena iš, sakykime taip, komercinių labiausiai paplitusių šaudymo sporto organizacijų. Kaip ten bokse būna įvairių organizacijų, ne taip šaudymo sportai irgi yra pagrindinė dvi. Viena iš jų pasaulinė ir labiausiai paplitusi Precision Rifle Series. Jo, tai kaip krepšinį NBA, ne, sakykime. Tai, ja. Tokia lyga. Tai galima sakyti, kad mūsų mažo kalibro sporte Lietuvos čempionatas yra įtrauktas tam tikrą prasme galima tai palyginti į NBA etapų sudėtį. Ir Lietuvos laimėtojai finalo turi teisę važiuoti į NBA finalą Amerikoje. Taip. Metų antroje pusėje ir ten varžytis ir bandyti netgi iškovoti PRS pasaulio čempiono titulą. Taip, tu visiškai teisus. Tai mes esam, mes žaidžiam tam levelį žaidžiam. Taip. Ja. Tai aš gal irgi nuo savęs pridėsiu, kad Šarūnas vienas iš tų, kaip sakyti, pagrindinių daugelio varžybų organizatorių, kas susijęs su Šaulių sąjunga. Greitojo šaulio taurė, taiklio šaulio taurė, ne, tai visą laiką, kaip sakyti, uždėsiu aš dar tau tų laurų šiek tiek ir ką reikia galbūt irgi. Kėlės ten tikrai. Ja, ir ką reikia galbūt dar irgi atkreipti dėmesį, kad mūsų šalyje organizuojamos varžybos yra labai aukšto lygio iš organizavimo prasme. Tai va. Jo, tai paskui galėsim pakalbėti, iš kur tai atėjo iš tikrųjų. Okay. Tai kuo tu užsiimi? Koks to pagrindinė veikla, kokie hobiai, ko dar? Pas tavę aš esu buvęs namie, tai daug ten visokių yra įdomių dalykų, kas yra įdomu. Jo, tai nepaslaptis, kad norint užsiimti šito užsiėmimo, ne, tai reikia turėti nemažą resursą, nes kainuoja viskas ir nemažai, tiek ginklai, amunicija, treniruotės, varžybos, kelionės ir you name it. Tai šiaip turiu verslą savo, ne, tai su kolega esame įkūrę įmonę ir užsiimam apdailos, galima gal taip pavadinti, ne, apdailos darbai, tai jeigu taip jau konkrečiau, tai yra, kas liečia betono dekorus. Tai toks trumpas apie darbą gal. Tai va.
O šiaip jo, gyvenime išbandęs veiklų esu, nežinau, ar suskaičiuot būtų paprasta. Tikrai labai daug nuo visokio nardymo, ne, sakykime, be balionų ir medžioklės povandeninės iki MTB dviračių sporto ir radio mėgėjų veiklos. Ta dar užsiimu ir dabar, aišku, bet, nu, tiesiog tas spektras yra ten labai platus, bet vienintelė veikla, kuri įtraukė mane iki galo, tai, vat, matai, po 40 gyvenimų metų, vat, tai atsitiko, kad taip šaudimas. Tai tiesiog šitas, manęs nei viena veikla taip gyvenime nėra įtraukus kaip šaudimas. Čia pakibau, taip, ta prasme, 100%, žinai. Viskas. Tai labai daug žmonių džiaugiasi dėl to, iš tikrųjų, kad yra tokių įsitraukusių ir pakibusių. Jo, tai čia visapusiškai, ta prasme, ne tik, kad iš pačio kaip sportininko nepusės, ar ten varžybų dalyvio, bet tiesiog ten ir per visus kitus galų, žinai, tiek ten aplamai domėjimasis ginklais, šaudyba, tiek varžybom, organizavimu, ten visais kitais reikalais, ten, nu, tas visas aplinkui, žinai, dar tas burbulas toksai pradeda formuotis, nu, nes viskas yra įdomu, žinai, tai ta veikla tokia, nu, sakau, vienintelė gal gyvenime, kuri mane taip stipriai yra iš tikrųjų įtraukus, žinai, Okay. Supratau. Bet tu vis tiek polinkis į techninės tokias labiau, ne šakas? Jo, vis tiek, nu, ta prasme... Aš esu šiaip toks gykas, ta prasme, nu, tech-savvy, ne, kaip ten sako, nu, toks, ta prasme, viskas, kas prie technikos, tai jo, ten aš ir programuot mokinuosi, ne, ten ir galiu mikrokontrolerį suprograminti, jeigu reikia, tai jeigu kažko nemoku, paimsiu knygą, išmoksiu, tai ten pats ir elektroniką atveriu ir galiu ten whatever ten paimti ir sutverti, jeigu ten supyksiu, žinai, tai man reikėjo appso laikrodžiui, kad atsiminė timerio, ne, kad PRS-ui naudot. Tai pasėmiau čia GPT, paprašiau, kad parašytų kodą, šiek tiek modifikavau, nu, ir jis ten iš principo veikia, ta prasme, žinai, bet tai jo, galiu, kai noriu paimti ir padaryti tokius dalykus, žinai, tai jo, toks prie technikos, tai šiaip jau stiprokai. Tai va, ne humanitaras tikrai. Nu, supratau, okei. Tai, okei. Nes čia labai, nu, susisieja daug dalykų, nes šitam čia mes irgi kažkada neseniai šnekėjom, kuo įdomu šitas sportas, kad ne tik reikia to kažkokio šaudimo, susikaupimo, nervų ten kontrolės reikalų turėti, bet ir su technika nemažai yra susiję. Tai labai daug ir ten, o vėliau, jeigu on the fly skaičiuojant tuos visus balistinius skaičiavimus, ką mums reikia padaryti, korekcijas ir taip toliau, tai toks visai įdomių savybių visuma turi būti pa žmonės, kad čia sektųsi, sakyčiau taip. Jo, tu turi ir ten su fizika draugauti, aplamai, kad suprastant tuos visus reiškinius. Jeigu nori pilną vaizdą tą matyti, galvoj turėti, kaip ten viskas veikia, ir balistika, ir visa kita, tai ginklo viduj, kaip viskas, kaip mechaninės dalys galų gale, ne, ten metalai, visą, nu, tiesiog. Ta fizika irgi turi šiek tiek draugauti, jeigu nori tikrai giliai jau ten įnert, tai jo, tas tikrai padeda, žinai. Humanitarui jau čia būtų šiek tiek sunkiau perpras kai kurios momentus, bet man tai yra visiškai tiesiog, aš su malonumu ten ryju kokią nors knygą balistikos pasėmęs, ten tas formulės, tai man tiesiog įdomu, iš kur ten kojos auga, žinai. Nu jo, nuklydom čia biškai. Ar prisimeni savo pirmą šūvį? Jo. Viso gyvenime. Jo, labai gerai. Papasakok, nuo ko prasidėjo viskas. 21 metų kovo 21 diena. Tai BLR šaudykla, ne, kuri neseniai irgi čia dabar atgimė, tai atsimenu kovo mėnesis, dar sniego buvo. Ir pirmą šūvį atsimenu, šoviau į 765 metrus, tai trečių šūvių, man atrodo, šitą taikinį pasėmiau. Tai mano tokia pirma patirtis. O tai tu buvai tiesiog atvažiavęs, ta prasme? Ne, aš užsirašiau, kai radau internete one-shoto taikliaus šaulio, dar tada buvo kursas. Jie ten nuo metų pradžios buvo pradėję, aš ten pavėlavau šiek tiek ten keliais mėnesiais, bet kai pamačiau, kad yra tas kursas, tai man ten nunešė stogą, aš ten iš karto tiesiog paskambinau Andriui.
Ir sakau, tai čia gal aš neturiu, čia gal galima. Man pirma mintis buvo, kad taip, reiškia, nes aš žiauriai man buvau susidomėjęs tuo daugiau iš military pusės gal, ne, snaiperinių šaudimų. Tai sakau, ir man pirma mintis buvo, kažkaip reikia įsitrinti į tą hebrą, tų visų toli šaudžių, kad ir neturiu ginklo, ten tiesiog būt, matyt, žiūrėt ir po to viskas kažkaip savaime, nu, gausi, žinai. Tai aš Andriui ir sakau, gal galiu, žinai, atvažiuoti į tas pratybas, nes aš klausiau ir paskaitas jo, žinai, ten online, tai sakau, gal galiu atvažiuoti, tiesiog šiaip pažiūrėti, kaip ten, kaip jūs čia šaudot, ką, tai sakau, ką tu čia žiūrėsi, ką tu čia važiuosi, žinai, tai im ginklą ar šaudyk, tipo, išsinuomok ir šaudyk, žinai. Wow, taip, galvoju, čia taip galima, žinai. Nu, tai jo, atvažiavau, numetė tą ginklą, va čia ginklas vašuvinė, eik ir šaudyk, žinai. Tai, nu, va, tai tokia pati pirma patirtis buvo, žinai. Tai labai puikiai atsimenu. Tai trečias šūvis 705 metrai. 765, trečias šūvis. 765. Tai aš dar prieš tai ir balistinės lenteles pasidariau. Įsivaizduok, aš atvažiuodamas į pirmas pratybas, tas pirmą kartą rankose ginklą laikydamas, aš jau buvau perskaitęs šito Briano Litso Applied Ballistics for Long Range Shooting, ten gal 2 kartus tą knygą jau buvau perskaitęs. Tai aš absoliučiai, ta prasme, jau buvau toj temoj, atvažiuodamas pirmą šūvį daryti, tai ten man buvo tiesiog, nu, pasiskaičiuoti ant kažką balistikoje, tai aš atvažiavau visiškai su pilnu profiliu strilokę, atsispausinęs net lentelę. Nu, tiesiog atėjau ir bamti, žinau, ką daryti, žinai. Tai. Man atrodo, kad mes turim nemažai bendro. Nu, man tai buvo, man taip ten patiko, tarsi man tai buvo įdomu, kad aš ten tiesiog rijau, žinai, tą visą informaciją. Tai, va, tai labai puikiai atsimenu aš tą. Nu ir toliau ką, man buvo military pusė labai įdomi iš to dalyko. Tai aš ten ir gilinausi į tuos taiklio šaulio, snaiperio reikalus ir taip toliau, bet kai prasidėjo tokios tos vidinės varžybėlės, ne tokios, ir atrodo pratybose tu esi kietas, viską žinai, viską pataikai, nu tai ko tu čia nemokai, žinai. Ir kai prasideda mini varžybėlės, įmeta tave į stresinę situaciją. Ir tada aš pamačiau ant kiek, ta prasme, keuro, žinai, kad paskutinis lentelė, o galvoju, pala, tai kodėl čia taip įvyko. Ir tada atėjau supratimas, žinai, ant kiek esi silpnas, kuriuose vietose esi silpnas ir kur tau reikia dirbti, žinai. Tai labai greit man atėjo tas supratimas, kad varžybos yra ta vieta, kur tu gali užsiauginti raumenis ir pasitikrinti visas savo silpnas vietas. Tai nuo to laiko tos varžybos kiek tik tai būdavo, sakykime, čia kažkokiu tai lokalių vietinių, kur įmanoma sudalyvauti, žinai, tai stengdavosi visą laiką važiuoti ir atšaudyties, nes ir aš ten labai greitai augau tose varžybose, tai nuo tada matyti ir atsimenu po to, po metų gal buvo Lietuvos čempionatas, dar BLR irgi, tai atvažiavau į tais metais, gal, nu, reikia sudalyvauti Lietuvos čempionate, pažiūrėti, kaip ten seksis. Nu, atvažiavau į pirmas varžybas ir aš pasiėmiau antrą vietą, man atrodo, tai jo, antra vieta buvo šitam standart, koks ten divizionas, tai atvažiavau į kitą etapą, jo, su savo tika, tai antrame etape trečią berods vietą ir po to bumt buvo baigėsi ten, tai va, taip ir prasidėjo tie šaudimai. Tai nu, tu čia tokią sutrumpintą versiją papasakai, bet Nu, taip. okei, tai iš pradžių, nuo ko tu pradėjai, su kokiu šautu pradėjai šaudyti ilgojais Aš nuotoliais? pradėjau šaudyti su nuomotu ginklu, sako TRG, Mhm. 308 kalibro, jo. O savo kokį įsigijai? Aš po to įsigijau tiką 308, na, čia tas standartinis, ne, T3X Tactical 1. Mhm. Tai va, užsimečiau Kalios optiką, ilgai šitą ginklą rinkausi, ilgai aš jį komplektavau, bet tiek ten kojas, optika, laikiklius, ten, nu, vienu žodžiu, bet aš jį taip susirinkau, kad jis man nuo pirmo šūvio tiesiog sugrojo, tai nereikėjo ten, nu, tai prasme, jokių nesąmonių. Tiesiog šoviau ir viskas super buvo. Žinai, tai. Ir labai džiaugiausi iš tikrųjų tuo ginklu. Jo, tai jis man atidirbo, kaip sakyt, tikrai
Aš su juo išmokau šaudyti. Pigiai, greitai ir gerai. Tai Okay. Tai tu, aš kaip suprantu, ta prasme, tu ir jau nuo pat pradžių, nu ir kiek atsimenu, ne, kad tu realiai, jeigu būdavo kažkokios varžybos organizuojamos, jau kai tu turėjai savo ginklą, tai tu praktiškai visur ir čia pradėjai dalyvauti Lietuvoje. jo. Kur tik buvo įmanoma, ten važiuodavau. Bet tik tai į metalą šaudime, ar ir į popierių esi bandęs kažkada šaudyti? Ne, nešaudžiau popierius niekada. Tik metalą. Okay. Kažkaip Supratau. man žinau, ten tas F klasės ir panašiai, žinai, bet aš kaip ir dabar vadinu F klasę, ten pensininkų sportų, tai ten, nu, tiesiog nieko veikti nereikia, neatsiguliai pašaudėjai. Aš suprantu ten tuos niuansus, strategijas, ble, aš ten viską puikiai žinau, bet man kažkaip, nu, dinamikos reikėjo visą laiką, tai OPRS aš radau dinamiką kaip reikiant. Tai... Okay. Tai iki šiol, jeigu skaičiuojant, ne, kokios įsimintiniausios varžybos? Tai vienareikšmiai Prancūzija, pasaulio čempionatas. Vienareikšmiai. Aš įsivaizduoju, kad aš išvažiavau į Prancūziją pusantrų metų ginklą rankose laikydamas, ne? Šaudydamas tik pusantrų metų, išvažiavau į pasaulio čempionatą. Bet tas, kuris išvažiavo, Šarūnas, ir kuris grįžo, tai yra du skirtingi žmonės. Man tiesiog nunešė stogą Prancūziją, aš atvėrė akis, aš grįžau visiškai kitas šaulys, su visiškai kitu mindsetu, man tai buvo, sakau, man taip atvėrė akis, kad nepamiršiu aš to jausmo niekada. Tai tas padarė man didžiausią poveikį, tai Prancūzija. Bet kokie tie faktoriai? Ar tu galėtum perteikti tą visą? Aš nebuvau niekada dalyvavęs tokio levelio varžybose. Aplamai tai mano pirmos tarptautinės ir dar tokio lygio. Tai pasaulio čempionato lygio, nu nežinau, kur aukščiau dar, sakykim, gali užlipti, ne? Tai va tas matyti ir padarė. Ten viskas, tiesiog nuo varžybų organizacinės pusės iki ten pratimų, taikinių dydžių, ten, nu tiesiog, ten man buvo šokas visų, ant kiekvieno kampo tiesiog, nes taikinių dydį aš atsimenu. Tai, nu, mes kaip pripratę buvom šaudyti didelius ipsikus, o ten nuvažiavom 10 cm kvadračiukas pakabintas, blembant 300, ne? What the fuck? Iš nestabilios pozicijos. Jo, tai pasirodo, čia tai turi būti, žinai, tai paskui, kai grįžom iš Prancūzijos, tai Marijampolė šaudykloje nukabinti visi gongai, pakabintas 10 ant 300, žinai, ateina supratimas, ką čia reikia daryti. Tai man tos padarė gal didžiausią poveikį, Prancūzija. Okay. Tai dabar linkst... Šiais metais Viking Trailas irgi buvo vienos iš tų varžybų, kur tiesiog tai yra, nu, kažkas tokio. Tai... Jos įsimintinos, tik ne visą laiką iš gerosios pusės. Bet pats formatas varžybų ir aplinka, šaudyklos, kalnai, tas field matcho, visas vaibas, tai yra, nu, tiesiog yra kažkas tokio. Dabar Amerikoje mes irgi turėsim cameo, ne? Field matchą. Tai irgi ten bus, manau, įspūdinga, žinai. Jo, aš manau, kad cameo bus įdomu. Tai vis tiek, ta prasme, sprendimas važiuoti į Ameriką susideda iš dviejų dalykų, ne? Tai kaip čia pasakyti, ar tau siūloma važiuoti ne nuo Lietuvos federacijos pusės, ne? Ar tau siūloma atstovauti. Antras dalykas, tas asmeninis sprendimas, ne? Tai vis tiek susijęs su nemažom išlaidom, tiek asmeniniam, tiek, sakykime, bendrai. Ir kas paskatino priimti šitą sprendimą ir važiuoti į Ameriką? Ir kada jis buvo priimtas? Jis buvo priimtas, man atrodo, Prancūzijoje. Po paskutinio pasaulio čempio aš galvoju, aš tikrai važiuosiu į kitą. Tai, aišku, jeigu bus galimybė tokia, žinai, papulti į rinktinę, tai dariau viską, kad reitingė būčiau ten, kur reikia, kad ją būtinai papulčiau.
į tą rinktinę, bet aš nei sekundę nebejoju, kad jeigu bus galimybė, aš išvažiuosiu į tą čempionatą. Nes tiesiog tai yra, nu, nežinau, gal čia man taip atrodo, bet tai yra, nu, kaip galima, turint galimybę, kaip galima nevažiuoti į pasaulio čempionatą, šaudyti tavo sporto, kai tu turi galimybę važiuoti į pasaulio čempionatą. Man tai yra nesuvokiama. Dabar kokią mane palyginkim futboloje, ne, ten koks futbolistas, kuris žaidžia ten Marijampolės kažkokiam klube, ne, jam sakytų, nu gal nori į pasaulio čempą, fulės važiuoji. Tai čia va to lygio pasiūlymas, tu prasme, kad atstovauti savo šalį pasaulio čempionatį tam sportė, kuris tau patinka, tai čia yra no-braineris visiškai. Manęs net skatinti nereikėjo, iš tikrųjų, aš, nu, tiesiog. Man būtų sunku suprasti, kodėl aš, nu, kaip galėčiau nevažiuoti. Tai čia mes su tavim tokia easy pasidarėm, žodžiu, šitą dalį. Pakankinsim ir pagrilinsim kitus šiek tiek pašnekovus tada dėl šito. Okay. Aš tai irgi, pavyzdžiui, turiu, ta prasme, savo atsakymą aš turiu į šitą klausimą, nes, žinai, čia kaip visi keliai veda į Romą, ne? Taip, ten yra mūsų ta šaudimo, kaip aš sakau, meka. Taip. Jungtinės valstijos, ten gimė šitas mūsų sportas ir realiai reikia nepamiršti, kad du geriausi match direktoriai Amerikos šitą organizuoja, šitas varžybas. Tai šiandien žiūrėjau podcastą su jais, tai jo. Labai įdomus mintys, tarp kitko šito, kaip jo blemba, Bimerio. Bimerio, jo, tai ten jo klausė, kaip jisai būtent tas Course of Fire, visą kitą, kaip ten dėlioja, tai labai įdomu buvo paklausyti, kaip jisai masto, tai, jo. Tai šiaip, tiesiog yra čia praplėtimas labai svarbus yra, žinai, bendraja prasme. Tai žiūrint asmeniškai iš tavo kaip varžybų organizatoriaus perspektyvos. Būtent, aš sėdėjau ir klausiau kaip iš varžybų organizatoriaus pusės. Na, aišku, nu, kaip ir dalyvio, nes įdomu, kas ten bus, kas mūsų laukia. Tai irgi tokių įdomų detalių sužinojom, bet ir kaip iš organizatoriaus pusės, kaip jie masto tuos, kaip jie dėlioja ten, sakykime, tuos, ne, pratimus ir panašiai, kad long range pratimai, kad jie nebūtų ryte ar ten vakare, jie turėtų būti ir per pietus, žinai, kad, nu, tiesiog, žinai, kai jie ten muždavosi šauliai, į kurį skvoda, kuris šaudys truplainą ryte, kad šaudytų, žinai, o dabar jau padarė taip, kad jie galėtų visą dieną tas išdėliotas, reiškia, ne long range, kad, nu, vienu žodžiu, idėjų įdomių yra, žinai. Jo. Ok, tai kaip ruošiesi šitam čempionatui? Kokia treniruočio, galbūt programa, kokia yra ta situacija ir bendrai? Šita pusė yra šiek tiek, šita pusė yra tokia, aš šiek tiek įsivaizdau kitaip gal, prieš pernai metais, ne, šitos metus. Galvojau, kad šiek tiek daugiau man pavyks sudalyvauti tarptautinių varžybų, išvažiuoti. Susiklostė taip, kaip susiklostė, šiek tiek gaila, kad nepavyko tiek, kiek norėjau gal. Iš tikrųjų, tai, nu, yra kaip yra, bet aš planavau tikrai daugiau atšaudyti šiais metais ir turėti kažkaip geresnį tą tokį pasiruošimą. Nors ir dabar aš nebejoju, kad viskas ten bus gerai, žinai, bet man tik tai dėl šito gal šiek tiek liūdna, kad šiemet nepavyko tiek daug varžybų atšaudyti. Tai, o pasiruošimas, nu tai, žinai, pats, kad kiek mes ten laiko šaudyklose praleidžiam ir kiek mes treniruojamės. Tai tas pasiruošimas toks, žinai, ten kažko specialaus, kažkokių drilų, tai šiuo momentu tikrai nedariau, nes dėl laiko trūkumo kažkokio, tai, bet dabar likus mėnesiui matau, kad turiu laisvo laiko, ypatingai po šio savaitgalio iki čempionato. Dar be to laukia šaulių varžybos, ne? Tai va. Jo, čia jau prieš pat išvykstant iš tikrųjų. Nu, tai va. Tai dabar biškį teks užsimti daugiau, nes ir ginklo vamzdis naujas ir visa kita, čia reikalų šaudykloje dabar tikrai turėsiu daug, tai tuo pačiu ir bus galima padrilinti kai kurios niuansus. Pavartyti senus matchbookus, pasižiūrėti, kur mažiau sekėsi, ką galima būtų
ypač Viking Trailo, pasižiūrėti komentarus, ką aš esu surašęs, kur prašaudavo, kas nesisekė. Nu tai va, kaip sakyt, šiek tiek padirbėt dar. Okay. Labai gera treniruotė ateinančios varžybos dar šitą taiklio šaulių taurė. Tai mums iš principo ir liko vienintelės varžybos, ne? Taip. Prieš visą šitą. Nu, čia yra daugiau dar Europoje vyksta, bet abejo, ar iš mūsų kas nors važiuos iki pasaulio čempionų kažkur. Būtų galima į Švediją važiuoti, jeigu ne jų ten tie importo reikalavimai. Nes rugpjūčio vidury labai geras varžybos vyksta. Bet toli nuo Stokholmo, tai irgi ten ir logistika, žodžiu, įsitempė viskas, bet žodžiu. Ja, brangiai. Išeina dar už ginklo importą 7 eurų kiek. Jo, tai sakau, ir laiko prasme, ir taip toliau ten tie visi reikalai. Lūkesčiai Amerikoje. Tikslas lūkesčiai. Jo, tai... Žinai, sportinis tas kažkoks būna vis tiek noras, ne, patekti į X. Šito neįsivaizduoju absoliučiai, kur ten galima patekti. Tai lygiai taip pat neįsivaizdavau, kai važiavau į Prancūziją, nes tada išvažiavau iš vis kaip baltas lapas. Absoliučiai be jokio įsivaizdavimo, kur aš esu, kokioje vietoje, net nežinau, ko tikėtis. Tai aišku, tada šaudžiau 308 ir Limited divizionę, dabar perėjęs į Open. Tai kaip Open ten viskas seksis ir aišku, per tuos 2 metus progresas ten kosminis padarytas, bent jau aš taip vertinu, kad aš koksai buvau prieš 2 metus ir dabar tai yra, nu, tiesiog ten 2 skirtingi žmonės, bet, nu, sunku kažką pasakyti dėl, bet bendrai vertinant mūsų komandą visą, tai aš manau, kad Lietuva, mes turim galimybę į top 10 šalių įlipti, tai tikrai. Tai šito labai norėčiau, tai būti top 10, kad Lietuvos vardas būtų tam 10-tukė. Aš pernai dar galvojau, kad įmanoma būti 5. Dabar ten po kelių šaulių atsiradimo kitose valstybėse. Biškį sudvejojau, bet aš kažkaip prognozuočiau gal tarp 5-6. Nu, aš taip drąsiai... Slapta svajonė iš tikrųjų. Aš pagalvoju irgi tą patį slaptą, žinai, bet, nu, taip realistiškai vertinant, tai aš manau, kad mes turim realius šansus tikrai būti top 10, o toliau reikia dirbti darbą, pažiūrėti, ką mes galim padaryti geriausia, žinai. Tai bet mes šiaip Lietuva, aš kiek pasižiūriu iš šono per paskutinius per šį sezoną, ne, kiek čia mes kur šaudė, tai šiaip mes visai neblogai stovim iš tikrųjų. Tai aš manau, ten turim realias galimybės tikrai gerai pasirodyti. Jo. Čia iš esmės, va taip irgi, kad kitiem gal supras, kad realūs mūsų konkurentai iš Europos, tai manau yra Airija, Britanija ir Norvegija, Švedija, Danija. Tai realiai va yra 5 valstybės. Šiandien kaip tik šitą aš nekėjau ir sakau, nu kas čia Europoje pas mus konkurentai, žinai, galvoju. Britai, Švedai, Norvegai, Danai. Nu, Airija dar kažką minėjo, ne? Jo, bet Airiai turi 3 šaulius. Čia vat yra daugelio problema šalių, kad jie realiai turi, sakyčiau, taip 3-4 išreikštus, tikrai taip išreikštus, pastoviai gerai pasirodančius šaulius. Jo. O kai mes šnekam apie 6 šaulius, va tada prasideda labai daug niuansų. Jo. Tai čia tokių šalių nėra daug, kur va 6 turi gerus topinius šaulius. Jie galėtų ateiti ir užvožti gerai, žinai. Tai, nu, tada ir pradės dėliotis tą lentelę, ten įdomu. Bet tokių bus ir, manau, surprizų, pavyzdžiui, kaip Namibija. Labai daug mes apie juos nežinom, bet realiai ten labai aukštas lygis yra. Vienas iš tokių arkliukų juodųjų, sakyčiau. Australai irgi neblogai šaudo, bet jie labai daug emociškai, labai, kaip čia pasakyti, nusiteikia. Tai kartais jiems paeina, kartais gali nepaeiti, žinai. Pietų Afrika gal dar kažką įdomus gali parodyti, nežinau. Ne, gal, nežinau. Ten 2-3 maksimum yra, aš manau. Aišku, ten jeigu labai gerai pasirodys, tai kaip sakyti, visko būna, bet... Nu, bet žiūrėsim. Jo, pažiūrėsim. Tai va, lūkesčiai tokie. Šarūnai, su kokiu šautuvu važiuos?
Mėlynė. Mėlynę važiuosiu. Mėlynė. Jo, tai šitą šautuvas aš jį, kai pirmą kartą iššoviau, tai va tada supratau, ant kiek mane ribojo įrankis, ane, ant kiek tas tika ir šitas, tai, nu, tiesiog Bet visiškai. tu jį, kai pasirinkai, ne, kai užsisakėjai, tai tu nebuvai šovęs su 6 mm. Ne. Aš gal Creedmoor buvau šovęs, 6,5, bet su 6 BR ne. Okay. Kai visa ergonomika, svoris, balansas ir visi kiti dalykai, jie į vieną krūvą sudedami ir jie kai sugroja, o tada tai pajauti, kaip yra iš tikrųjų. Tai va tada supratau, ant kiek mane ribojo ginklas ir aš kiek turėjau daugiau potencialo, ta prasme, kiek dar galėjau, ne, kiek dar galiu aš daugiau padaryti, žinai, kai turi gerą įrankį. Nu tai va, tai tas pats ginklas, ką aš čia galiu dar pavardyti apie jį, tai mėlyna MPA Matrix Pro šasi, Bartlino vamzdis, tik ką pakeistas, naujas vamzdis, tarp kitko šitas, kur uždėtas, dar nematęs nei vieno šūvio. Tai va, tai dabar dar iki čempionato reiks jį prašauti ir breikinus pastaryti ir visą receptą, ne? Tai dar, dėl ko ir sakau, kad bus darbo šaudykloje, ne? KS Armso spina ir naujai uždėta optika, Zero Compromise. Taip. Tai va. Su kuria dar irgi nespėjau net susigyventi, pažiūrėjau per 5 minutės per tą optiką, tai va, tai dar turiu, kaip sakyti, naujų dalykų, su kuriais dar reiks padirbėti, bet ginklas iš tikrųjų geras, naujo vamzdžio dar neišbandžiau, tai rezervuotai, sakykime, dar taip, bet aš manau, kad ten viskas bus gerai, tiesiog. Ginklas geras, patikimas, čia viskas dabar ant manęs, žinai. Tai va. Nu jo, iš tikrųjų, realiai, o tu kai rinkaisi tada, tai aš atsimenu tos visus pokalbius, nes aš tau šiek tiek padėjau ten su to visą komplektaciją ir taip toliau. Ja. Bet tu kai visą šitą rinkaisi, jau labai atsimenu, kad buvai pats apsisprendęs visko, žinai, ko nori ir taip toliau. Tai tu buvai kažkaip, ieškoji informacijos apie visą šitą, ar tiesiog vedidas savo tų intuicijos, norų, taip toliau, supratimo, kaip tu viską pasirinkai? Aš buvau neapsisprendęs dėl kalibro. Absoliučiai nežinau, ką rinktis. Tai čia buvo tavo įtaka dėl 6. Tai sakau, okei, tu žinai, gerai, darom 6 BR, viskas tvarkoja, žinai. Tai kaip ir Dasherio, ne, motininė tūta, motinis kalibras. Okei, tebūnė, viskas gerai. Tai šito vietoje aš net neturėjau iš tikrųjų nuomonės, kokį kalibrą rinktis. Tai va, o kas liečia kitus komponentus, tai vamzdis, kiek atsimenu, turėjo būti kitoks, bet gavosi Bartleinas, tai labai tuo apsidžiaugiau, kad Bartleinas, žinai. O po to kiti komponentai, šasi, okei, atsiverti Pareso puslapį, pasižiūrė, kokia populiariausia yra Pareso šasi. MPA. Imam šitą šasi, žinai, kaip Cortina sako, žinai, nereikia neišradinėti dviračio. Paimi, kas veikia, nukopijuoji ir viskas. Tai sprendimai tokie, tiesiog paimk gerą kažkokią kombinaciją, nukopijuok ir turėsi gerą įrankį. Žinai. Tai čia tas pats principas ir suveikia, manau. Tai dabar dėl to... Okay, žiūrėk, seniau man nepatiko foundationai, ne, šasi, man atrodė, kažkokia, nežinau. Bet kai pamatai, pačiupinėjai, kuo toliau, tuo labiau pradedi suprast tą pointą, gal, žinai, tai gal foundationas irgi, žinai, nieko. Tarp kitko, dabar aš pastebėjau PRS-ą labai daug foundation. Tai čia J-Tako įtaka. Čia... Gali būti, jo, bet vienu žodžiu. Oklahomos labai įtaka didelė. Bet... Tai mes irgi nepaslaptis, kad apsilankysim jų kursuose. Oklahomoje, J-Tak komandos kursuose prieš Amerikos čempionatą. Tai irgi, aš tai gal net tam tikrą prasme, gal net labiau, kaip sakyt, laukiu to kurso negu kad čempionatą, nes man čempionatas jau bus 3. Tai ten plius minus kaip ir viską įsivaizduoju, lokacija bus kardinaliai skirtinga nuo visų kitų, bet man gal net ir tas kursas, į kurį mes važiuojam, gal net ir didesnį daro tokie.
tą visą Jo, šitas, jausmą aš gerą tikrai, sukuria. tik šiek tiek neramu, kad tas kursas vyksta prieš pat čempą, tai toks, kad nebūtų po to kažkokiu tai pasimetimo, žinai, ką dabar man daryti, ar čia naudot, nenaudot, kažkokias naujas technikas, praktikas ir panašiai, nu, kad nesuveltų tavęs psichologiškai, žinai. Tai dėl šito šiek tiek atsargiai taip rezervuotai žiūriu, bet jo, tas kursas, tai aš jo žiauriai džiaugiuosi, kad mes įvarysim, tai ten, manau, irgi bus toks experience'as geras, jo. Okay. Be mūsų rinktinės rėmėjų, Šarūnai, ar tu turi kažkokio asmeninių rėmėjų arba įmonių, draugų, nežinau, pažįstamų, kuriam norėtum padėkot, pareklamuot? Tai didžiausias mano rėmėjas tai yra Ilona. Tiesiog, ką turiu, tai aš kaip sakau, turiu aukso gabalą namie, tai dabar smėnai, aš turiu galvoje ne finansinis rėmėjas, nu, bet ir šiek tiek finansinis, bet kas liečia psichologiją, visą tą namie, žinai, ir paramą tiesiog šiaip morališkai, psichologiškai ir visaip kitaip, tai manau, kad didžiausias rėmėjas, nes jinai mane palaiko 100%, tai jau ką turiu, tai sakau, negaliu atsidžiaugti tuo žmogum, tai yra, nu, vienas Tai Ilona draugė tavo, tai? Jep, tai va, tai negaliu atsidžiaugti tuo. Gerai. Tai labai faina, kad jinai irgi didžiausias varžybos kartu važiuoja, tai... Jo, jinai buvo ir Prancūzijoje, ir dabar į Ameriką vėl irgi kartu. Kaip aš galėčiau nevažiuoti, sako, tai... Okay. Tai va, tai turiu labai gerą atmosferą namie ir, sakau, 100% palaikymą visur, kur aš varau šaudyti ar kažkur, tai aš važiuoju į Ruklą. Tai gerai, važiuoju, tiesiog, sakau, tai žiauriai tuo džiaugiuosi. O kitų asmeninių rėmėjų, tai kadangi pats, žinai, kokioje komandoje esu, nu, tai visi tie patys rėmėjai, ne, Baltic Sniper komandos narys, tai tie visi rėmėjai, kurie kartu su Baltic Sniper ateina, tai va, tai Zero Compromise'as, ne, Elemetas, Kart, Baltic Shooteris. Jo, tai čia iš tikrųjų labai gal irgi toks vienas iš dalykų, kur mane kaip šaulį irgi labai palaiko daug partnerių, su kuriais mes dirbam, bet ir viso dalį to aš stengiuosi kažkaip ir tiem artimiausiam žmonėm, to prasme, perduoti, ypatingai tie, kurie tiek daug laiko, energijos ir šiaip gerą tą atmosferą mūsų šalyje kuria dėl šaudymo. Manau, kad labai geras grįžtamasis ryšys, ta prasme, yra iš to visų dalykų. Ir pačiam kompanijom yra šiaip malonu būti susėtėm ir asocijuotėm su tokiais žmonėm, kurie viduje suka tuos visus malūnus rinkai. Trumpas gal ir paskutinis klausimas prieš uždarant, nes čia vis tiek toks yra labiau informacinio ir susipažinimo klausimai ir šitas podcastas. Tai koks tavo manymu būtų geriausias patarimas naujai norinčiam įsilieti į visą šitą veiklą žmogui, kuris nieko apie tai nesupranta, ką tu jam patartum dabar imti ir padaryti? Ok, tai šiaip informacijos pakankamai daug yra Facebook'e, tiek PRSO mūsų puslapyje, tiek mane galit sekti, Mindaugą galit sekti, ne? Tai ten tikrai rasi daug informacijos ir aš kaip visą laiką sakau, atvažiuokit pas mus į treniruotes, atvažiuokit pas mus į varžybas, su tuo, ką turit, o jei neturit, tai whatever, atvažiuokit vis tiek. Ir kaip ir aš pačioje pradžioje, ne, podcasto sakiau, įlipkit vieną koją į tą bendruomenę ir tada viskas važiuos savaime. Tai pirmiausia, ateikit pas mus su tuo, ką turit ir pabandykit. Tai čia tiesiog, jeigu bus noro ir užsidegimas, pamatysit, kaip greitai viskas pradės ristis. Tai va. Ok, super. Ką, gerai, Šarūnai, ačiū, kad skyrei laiko, ačiū, kad važiuoji į Ameriką, ačiū, kad darai daug dėl Lietuvos šaudymo bendruomenės ir kad turime galimybę kur pašaudyti. Ir gerose varžybose ir taip toliau. Ačiū, Mindaugai. They'll try to kick you while you're down,
They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing.